tikrai labai svarbu atkreipti dėmesį į šitas rekomenduojamasias gaires, kurios išskirtos yra sveikatos organizacijos, ir labai svarbu įsidėmėkit, kad iki 2 metų amžiaus nerekomenduojama apskritai jokio ekrano, netgi foninio televizoriaus ekrano nerekomenduojama ir neleistina. Kalbant apie žalą, kiekvieną punktą atskirai aptarsime, tai pažintinių funkcijų sutrikimai, kas nutinka, kokią žalą padaro ekranas, tai yra atsiranda sutrumpėjusi dėmesio koncentracija vaikams, ir būtent tyrimai rodo, kad nenatūraliai greitas ekrano medijos tempas paveikia ankstyvą vykdomųjų funkcijų formavimąsi, ypač dėmesio srityse. Ekrano laikas vaikams iki 2 metų daugiausiai pasireiškia kaip foninis televizijos žiūrėjimas, kuomet tėvai pasileidžia televizorių, ar ne, gamina maistą, vaikas kažkur yra ant kilimo žaidžia, ar ne, ir mums atrodo, kad tai jokio poveikio nėra, bet matote, ką mokslas išskiria tyrimai, kad būtent paveikia ekrano laikas vaiko dėmesio koncentraciją ir tą visą susikaupimą. Per ilgas nei rekomenduojama buvimas prie ekrano, tas toks per ilgas ekrano buvimas siejamas su tokiais simptomais, kurie būdingi dėmesio ir aktyvumo sutrikimą turintiems vaikams, hiperaktyvumą. Tai jie turi didesnį polinkį būtent į šį sutrikimą. Ir greitas besikeičiantys, įvairūs greiti besikeičiantys vaizdai bei ryškūs paveikslai gali sumažinti vaikų gebėjimą susikaupti ties lėtesniais, mažiau stimuliuojančiais užsiėmimais, tokiais kaip pavyzdžiui knygų skaitimas ar ramiais kažkokiais žaidimais, ar ne, kuomet vaikai gauna daug ekranų ir tuomet mes galvojame, kodėl vaikas nenori su tėvais paskaityti knygučių, ar ne, bet tai yra sutrumpėjusi dėmesio koncentracija, mažai stimuliuojanti aplinka ir vaikas atsisako būtent tokių užsiėmimų. Ekrane atliekama veikla dažnai suteikia tokį tiesioginį atlygį. Šis greitas atlygio ciklas pakeičia smegenų gebėjimą valdyti uždelstą nepasitenkinimą ir nuolatinės tokias pastangas, kurios yra būtinos veiklai, reikalaujančiai ilgesnio susikaupimo. Tuomet, kas nutinka, tai atsiranda erdvės gylio suvokimas. Televizorius ar telefonas dažniausiai rodo 2D vaizdus, kurie neturi svarbių 3D požymių, tokių kaip gylis, todėl vaikui sunku perkelti tai, ką jis mato ekrane, į realų gyvenimą. Kas nutinka toliau? Tai sutrinka iš pažintinių funkcijų, toks atsiranda slopinimos kontrolės gebėjimai. Tai slopinamosios kontrolės gebėjimai iki mokyklinėme amžiuje buvo prastesni tų vaikų, kurie ilgiau buvo prie ekranų ir namuose buvo foninis televizorius, vertinant po 2. Ir girdimoji atmintis ir vizualiniai motoriniai įgūdžiai, tai vaikų naudojimosi ekranus turinčiais IT prietaisais ilgesnė trukmė turi neigiamos reikšmės vaikų pažintiniai raidai.